Jeigu emigracija ir toliau tęsis tokiais tempais, tai... Bet kokiu atveju šiandien dienai tai, kad tenka stebėti rinkoje su prekybos centrais, matosi labai aiškiai išsidiferencijuoja gerai valdomi prekybos centrai, galbūt tai yra kariaujama, bet jie valdomi, ir prastai valdomi, kur pasikliaujama likimu ir sakoma, galbūt čia viskas bus gerai, susitvarkys savaime, nes yra tam tikros ekonominės prielaidos, prie kurių mes būsime sėkmingesnė ateityje. Tai mūsų pozicija, kad šiandien dienai reikia su prekybos centrais dirbti labai stipriai, intensyviai ir turbūt kelti kokybinį nuomininkų lygį iš principo ir padėti tiem nuomininkam kartu išeiti iš šitos situacijos. Taigi vertinčiau 50-50 ir, kaip Tomas sakė, karas vyksta. Tai turbūt galbūt reikėtų šitą sektorių palikti, vystytis toliau ir laukti rezultatų. Ir pereinam prie sakančio, kuris yra be galo įdomus, be galo, sakyčiau, nepaliestas iš analizės pusės ir kuriame turbūt yra labai daug spekulacijų, kas vyksta šiandien. Ir labiausiai atsakymas šitas, kuris yra pailiustruotas judėjimas vietoje, tai yra atitinkantis šios dienos situaciją. Iš vienos pusės, sakom, logistika lygtai ir atsigauna, pervežam daugiau, transporto reikia daugiau, tačiau sandėliai, kurie yra Lietuvoje, yra arba pustuščiai, arba visai tušti. Tai sąlygota turbūt ir iš prekybos sektoriaus pereinant, kadangi vartojimas sumažėjo, reikėjo mažiau atsargų, natūraliai sandėliai dėl to liko apytuščiai. Ir kalbant apie pačią rinkos segmento dalį, akivaizdu, kad mes turime situaciją, kai pasiektas žemiausias kainų protingas lygis, kai jau savininkai sako, stop, nebegaliu daugiau. Ir atsispyrimas turbūt galėtų būti su tam tikru rinkos atsigavimu. Ir jeigu žiūrėti iš krizės pusės, daugelis kompanijų peržiūrėjo savo logistikos schemas ir perdarė ją ant krizės, tuo būdu optimizuodami, mažindami atsargų likučius ir darydami visokius kitus sprendimus, kad tik tai tie kaštai logistikos srityje mažėtų. Su rinkos atsigavimu greičiausiai vėl reikės tą patį daryti ir manyčiau, tos kompanijos šiandien turėtų jau daryti savo strateginius sprendimus į priekį ir galvoti, kaip ta logistika bus vis dėlto, kai rinka atsigaudinės, kai reikės didesnio prekių atsargų kiekio, didesni likučiai sandėliuose turės būti. Apie tai matyti šiandien dar nėra galvojama, kad taip kaip pasidarėm yra gerai. Nauji projektai sunkiai tikėtini, jeigu jie nėra statyba savo. Šiandien yra keletas projektų, kurie statomi, bet tai vėl yra savo poreikiams statybos ir negalim pavadinti, kad jie atsiras rinkoje laisvai nuomoti. Ir, kaip minėjau, su vartojimo atsigavimu, ko gero, išiškės tos problemos, kurios šiandien yra liktai užsislėpę ir galimybė ateityje peržiūrėti savo logistiką dar kartą turbūt iškils. Jeigu žiūrėti į kitą sektorių gamybą, akivaizdu, Lietuva yra labai neblogai situacijai, turėdami dvi laisvasias ekonominės zonas. Ir pažiūrėjus į jų vystymosi, matosi akivaizdžiai išsiskiriančios tendencijos. Viena iš sėkmingiausių yra Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Kaunas šiek tiek atsilikdamas, bet bando vis dėlto daryti tam tikrus sprendimus, kad tą pasiektų lygį, kokį turi Klaipėda. Čia yra iš tiesų didelis mūsų gamybai potencialas, kurio matyti neišnaudoja tiek išorės, tiek vietiniai gamybininkai. Ir man, pavyzdžiui, graudu girdėti, kai sako, ten SBA statys gamyklą Baltarusijoje, ar ne? Klausimas, kodėl SBA nestato laisvoje ekonominiai zonai. Turbūt tas klausimas liks neatsakytas ir retorinis, greičiausiai dėl žaliavų, dėl energetikos, dėl darbo jėgos ir taip toliau. Tačiau iš esmės laisvos ekonominės zonos sukuria prielaidą toms įmonėms neišvažiuoti su savo idėjomis, kapitalu, know-how į užsienį, o likti čia. Tai bet kokiu atveju turbūt mažai tikėtina, kad Lietuvoje atsiras didelio masto gamybos ir statysis gigantai. Greičiausiai tai bus nišinė gamyba,
kur išnaudojamos esamų specialistų, kurie šiandien galbūt yra tam tikrą prasme be darbo ir gali lengvai persikvalifikuoti. Taigi ir tos zonos, sakykime, mano įsivaizdavimu turėtų orientuotis būtent į tą paiešką nišinių gamybų, kurios galėtų persikelti nesunkiai turbūt iš Skandinavijos ir pradėti čia savo veiklą, nes Skandinavam mes atrodom pigus. Tai šitoj vietoje turbūt tai yra galimybė ir galimybė ne tik tai, kad bus sėkmingos laisvos ekonominės zonos, bet automatiškai įdarbinti žmonės, automatiškai turbūt kažkiek spręsis ir sodros klausimai, ir biudžeto, ir nedarbo. Taigi, matyčiau čia turbūt ir dar mūsų vyriausybės iniciatyvos daugiau, negu kad padaryta buvo su aukštas pridėtinės vertės specialistų pritraukimų ir išlaikymų Lietuvoje, kaip Barclays idėja, kaip Western Union idėja. Tai turbūt čia irgi galim tą patį daryti ir taikyti. Jeigu žiūrėti į tendencijas, tai iš tiesų yra pakankamai neigiamas dar tendencijos. Jeigu žiūrėti į 11-12 metus, atsigavimo galimybė yra pakankamai minimali, tačiau prie tam tikrų ženklų tai yra visiškai įmanoma ir galima toliau tęsti. Žemės sandoriai, žemės rinka. Labai įdomus iš tiesų kaip ir fenomenas. Žemės Lietuvoje yra daug. Gerų žemės sklypų tinkamų vystyti yra labai nedaug. Ir čia turbūt akivaizdžiai sako statistiniai skaičiai, kad kainos skrito drastiškai. Kainos turbūt nuėmė visus savo perdėtus kosminius lūkesčius į tą vieną ar kitą sklypą. Ir mano manimu tai yra šiandienai atitinkantis kainos lygiai tiems projektams, kurie galimi. Ir kitas aspektas yra, kad vis dar iki šiol bankai nefinansuoja žemės sandorių. Kalbu apie žemės sandorius skirtus komerciniai nekilnojamo turto sferai vystyti. Greičiausiai bankai mielai finansuoja žemės ūkio sklypus didelius konsoliduotus, nes, kaip ir Violeta minėjo, grūdų kainos poreikis rinkoje jisai yra augantis ir turbūt mūsų pakankamai derlinga žemės ūkiui tikrai tinkama, taigi vėl žiūrėti reikėtų per skirtingas kryptis. Tie žemės sklypai, kurie buvo skirti komercinio ar gyvenamo sektoriaus vystymui, greičiausiai ir išliks tam lygmenį, kurį mes šiandien turim, tačiau žemės ūkio, žemės paskirties sandoriai turėtų atsigaudinėti ir jie turėtų atsirasti rinkoje ir jų būti vis daugiau. Mindaugai, jeigu leisi vieną tokią įžvalgą ar pastebėjimą dėl teritorijų planavimo proceso, iš tikrųjų vystytojai labai ilgą laiką skųsdavosi apie be galo ilgai trunkantį detaliojo planavimo laikotarpį, patį sudėtingą procesą ir panašiai. Tai šiuo metu yra parengtas pagal vyriausybės patvirtintą koncepciją naujas teritorijų planavimo įstatymų projektas, kuris mano galva yra pažangus, jeigu institucijose jis nebus išniekintas ir parengtas toks, kaip pas mus yra įprasta, hybridas, kratinys įvairiausių koncepcijų, tai bus pakankamai įdomus produktas, kurio pagrindinės idėjos yra tokios, kad ten, kur nereikia planuoti, tai ir nereikia planuoti. Yra urbanizuotos teritorijose, statant tokio pat tipo namą, pavyzdžiui, jeigu gyvenamose teritorijose, šalia vyraujančių ten dvieaukščių, triaukščių, statai irgi dvieaukščius, triaukščius namus, reiškia, teritorijų planavimo dokumentų nereikia. Nes, tai yra įprasta statyba ir panašiai. Jeigu gyvenamoje teritorijoje nori statyti degalinę arba nori statyti gamyklą, tuomet tenka planuoti labai labai rimtai. Tai yra ne vien tik tai tą sklypelį, kurį turi ir kurį nori susiplanuoti ir jame pastatyti gamyklą, bet taip pat turi įvertinti ir tos gamyklos poveikį aplinkinėse teritorijose. Tai yra modernus mąstymas, tai yra stengiamasi koncentruoti urbanizavimą tose vietose, kur sueina visi inžineriniai tinklai, tam, kad būtų efektyvesnis resursų naudojimas, tam, kad būtų paties miesto išlaidos daug mažesnės.
Nes statyba daugiabučio kur nors toli miške nuo pagrindinių kelių reiškia, kad miestui reikia pritiesti visas komunikacijas ir tai yra be galo brangus dalykas. Tai vat toks produktas yra šiuo metu paruoštas ir aš labai tikiuosi, kad jisai bus sklandžiai priimtas įstatymo leidžiamos institucijose. Ir tai reiškia, kad mums bus visiems labai aišku, kur galima pirkti sklypą, kur galima daryti kokį projektą. Ir, taip sakant, matysim truputėlį geriau paties miesto veidą. Kitas be galo įdomus sektorius, kuris susilaukia daug dėmesio, turbūt pastaruoju metu, tai yra viešbučiai. Tai yra kaip tai atrodo kontekste visi riša tai su krepšinio čempionatu. Ir akivaizdu, kad krepšinio čempionatas yra trumpalaikis projektas. Ir sakyti, kad tai padarys didelę įtaką, ko gero nevertėtų. Taip, trumpam periode, akivaizdu, viešbučių užimtumas bus geras ir turbūt stebėsime to ketvirčio su kitų metų palyginimų ketvirčiu stebuklingus rezultatus. Tačiau kas bus po to? Turėjom vieną projektą labai panašų, Vilnius Europos kultūros sostinė, kur buvo irgi lūkesčiai sudėti pakankamai dideli, kad atsitiktų taip, kaip turėjo atsitikti, tačiau rezultate, ką girdime iš viešbučių savininkų, tik skundus, ar ne, kad trūksta. Iš kitos pusės aš žiūrėčiau į tai kaip labai atsargiai vertinamą dalyką, nes jeigu žiūri į bendrą statistiką, turbūt atsigavimas, jeigu pažiūrėsite, jisai juntamas ir matomas, ar ne, tiek į užimtumą, tiek į kainodarą. Ir kai kurie viešbučiai, iš tiesų sako, turėjom visai neblogus, fantastinius 200 metus, tikimės geresnių. Taigi galvoju, kad nereikia spekuliuoti vienu kažkokiu kitų renginiu. Iš tiesų reikia kryptingai dirbti ir pritraukti tos klientus ir stengtis juos išlaikyti ir antrą ir trečią kartą. Ir akivaizdu, kad Vilnius yra patrauklus tiek baltarusių turistams, tiek lenkų turistams. Akivaizdu, kad Vilniuje turbūt ir mažiausia problema bus ir ateityje. Klausimas kaip su periferijom, kaip padaryti, kad nebūtų sezoninio svyravimo mūsų kurortuose. Klausimai, kurie lieka atviri ir čia galima iš tiesų žiūrėti į vieną tokį labai, sakyčiau, unikalų mūsų miestą, Druskininkai, kuris ne tik tai turi viešbučių ir sanatorijų infrastruktūrą, bet daro tam tikrus infrastruktūrinius dalykus, kurie padėtų tą klientą išlaikyti ne vieną parą, o 2-3 paras, tik tada pareis rezultatas. Taigi, žvelgiant į bendrą kontekstą Lietuvos, sakyčiau, tikrai trūksta tų pagalbinių veiksmų, kurie paliktų klientą viešbutyje ilgesniam laikui. Jeigu žiūrėti į pozityvų, negatyvų, tai iš tiesų turim kelis aspektus, krepšinio čempionatą ir Vilniaus oro uosto, Kauno oro uosto iš tiesų labai įspūdinga plėtra, kas susijęs su Vilniaus pasiekimumu. Tai turbūt leistų daryti prielaidą, kad viešbučiai šiemet neturėtų būti nuskriausti ir turbūt galėtų turėti pakankamai gerą užimtumą ir pakankamai gerus rezultatus. Desertui būtai, jeigu žiūrėti į šitą segmentą, akivaizdžiai matosi, kad aktyvumas yra sukilęs, žmonės domisi, bankai pasiruošę, kiek suprantu, finansuoti tiek projektus, kurie turi pakankamai daug iš ankstinių pardavimų, tiek galutinius vartotojus, kurie nori įsigysti būstą savo poreikiam. Ko iš tiesų norėčiau palinkėti, kad rinka šiais metais išliktų ir išlaikytų tą stabilumą, kuris yra šiuo metu, kad nebūtų didelių šuolių nei aukštyn, nei žemyn ir kad rinka iš tiesų vystytųsi pakankamai racionaliai, be jokių emocijų. Ir labai norėčiau, kad vystytojai, kurie šiandien jau pradėjo savo projektus, darytų racionalias prielaidas jų realizavime, nes mano manimu pirkėjai ir bankai šiandien aiškiai suvokia, ko jie nori ir kaip jie tą gali padaryti. Ir nėra emocinio pirkėjo, yra racionalus.